Aš čia vietoj. Ką? O tu nori šitom žiniom? Supratau. Nu ką, šiandien, iš tikrųjų šiandien paskambino iš firmos atstovybės, kad reiškia, iš 6 kiniečių, reiškia, kurie žadėjo išvažiuoti rytoj, būtent rytoj rytai, 4 atsisako. Tai mes atsiuntėm savo padalinio darbuotoją, kuris su jais aiškino ir įtikinėjo, reiškia, išvykti, nes jiems yra viza iki rytojus, iki 23. Ir po 23, reiškia, jie yra nelegalai ir mes jau privalėsim su jais elgtis kitaip. Reiškia, jie dar kol kas yra laisvi, tada prasidės visos tos, sakykime, teisiniai tie dalykai, reiškia, jie bus sulaikyti ir jų prasidės deportacija. Tai vat 4 sutiko išskristi, tai jie dabar jau oro uoste, o 2 liko ir mes juos vis tiek įtikinėjom ir sakėm, kad tikrai jūs būsit sulaikyti ir jau bus kalėjimo sąlygos, visa kita, tai vis tiek jie atsisakė. Tai, nu, žodžiu, dabar, kadangi jie dar iki 6-dienio yra teisėtai, tai mes, kaip sako, mes neforsuosim to reikalo, tiesiog kitą savaitę bus sprendžiamas jų klausimas, ką toliau. Kodėl jie atsisako vykti? Pagrindinis motyvas tai yra bijo, kad grįžę į savo šalį, reiškia, nu, kaip sakyti, atseit jie grįžta savo norų, o tai išeina, kad, reiškia, jie netenka $15 000. Kadangi savo norų grįžimas yra skaitomas kaip savanoriškas, reiškia, toks, nu, atsisakymas to darbo sutarties, kurią jie sudarė Kinijai. Tai vat, nu, ir jie jaučiasi, bijo, kad, reiškia, jau vieną kartą buvo apgauti ir bus dar kartą apgauti. Nu, tai yra ir toks, nu, gana žmogiškas, sakykime, motyvas, kodėl jie atsisako. Jiems galbūt geriau deportacija, tada tikras bus įrodymas, kad jie atvažiavo čia ne savo norų. O už ką buvo sulaikytas tas kinas? O tas kinas, kadangi čia, reiškia, nu, jie tiesiog įpyko ant šitos firmos, reiškia, kur yra Lietuvoje, kur užsiima kiniečių darbinimo atstovo, ir jie čia tą mašiną pradėjo kratyti, jie, reiškia, ir vienas iš jų ten su ranka trenkė mašiną per langą ir įskėlė stiklą. Tai už turto sugadinimas. Jau sugadinimas. Tai čia jau ikiteisminis yra? Nu, žiūrint kokią kainą.